Labas visiems, čia Evaldas iš Eva Games ir šiandien pasistengsiu turėti trumpą temą, tiksliau tokį kaip ne unboxingą, bet labiau parodymą, kokių keistų dalykų būna šiame pasaulyje, ypač šiame technikos pasaulyje. Ir vienas iš tų dalykų, kodėl sakau, kad turėtų būti trumpas, tai tas, kad aš turiu laikmatį užsistatęs, kiek šis video galėtų trukti, kad jūsų per daug nekrauti, neišvarginti. Tai šiandien papasakosiu apie monitorių. Ypatingą monitorių ir tuo pačiu šiek tiek keistą. Taigi, kuo jis toks ypatingas ir šiek tiek keistas? Matot, čia yra monitorius. Atrodo kaip nešiojamas kompiuteris, vaizdai gražus, bet tai yra monitorius. Tai yra, kaip Asus traktuoja, tai yra Asus ZenScreen OLED MQ13AH. Portable monitor. Tai yra 13,3 colių, tai yra Full HD 1920x1080 rezoliucijos monitorius, kuris yra OLEDinis. Ne IPS, ne kristalai, bet OLEDinis. Ir toliau papildomi parametrai, tokie kaip 100%, pabandysiu perskaityti, DCI-P3, 1 milisekundė atsako laikas, HDR10, proximity sensor, tai kitaip sakant, net nežinau tiksliai, kurį vietą jisai čia yra. Va čia būtent, čia yra proximity sensor. Proximity tai atstumo sensorius, tam, kad jeigu monitorių naudojate statiškai, pakankamai, ir tam, kad neišdegtų OLEDai, Asus integravo atstumo jutiklį ir jisai seka, ar jūs esate arti ir toli nuo monitoriaus. Jeigu jūs atsitraukėte, jisai automatiškai pritemsta arba užmiega. Tokiu būdu prailgina jūsų OLED kristalų gyvavimo laiką, nes kaip žinia, OLEDas mėgsta išdegti. Jeigu ilgai laikysite statinį vaizdą tarkim, ekrane ilgą laiką, tas statinis vaizdas tiesiog išdegs ir po to jūs kontūrų šešėlis to vaizdo matysite. Tai kad to išvengti, Asus ėmėsi šiokių tokių priemonių ir tai yra 60 Hz, tai nepavadinčiau jo gaming monitoriumi, nes tik tai 60 Hz. Iš kitos pusės 1 milisekundė, kaip ir turėtų skambėti patraukliai. Dabar, kuo jis ypatingas? Kaip matot, tai labiau panašu į planšetinį monitorių, dėja jis neliečiamas, o norėtųsi, kad būtų liečiamas. Tai labiau panašu į planšetinį monitorių, bet iš tiesų tai yra monitorius. Jis turi 4 USB Type-C lizdus ir 1 micro HDMI. Ar mikro berods HDMI. Ir jūs jį galite, kaip pavyzdys, turite nešiojamą kompiuterį, kai šiuo metu čia yra nešiojamas kompiuteris, iš kurio rodomi visi šitie vaizdai. Turite nešiojamą kompiuterį ir tarkim jums, nežinau, bandau įsivaizduoti situaciją, reikia prie nešiojamo kompiuterio kažkokio tai ekrano, kuris būnant viešbutyje būtų antras ekranas kažkokiam darbui, bet vėlgi viso monitoriaus jūs nesivežiosite su savimi. Ir tokiu būdu atsiranda unikali galimybė šį monitorių vežti su savimi. Jisai sveria tik tai 490 gramų. Jis baterijos kaip kompiuteris neturi, todėl jam reikalingas maitinimas, bet šitoj vietoje atsiranda ypatinga situacija, kad jis palaiko 2 USB-C lizdai, palaiko DisplayPort perdavimą. Kitaip sakant, jūs turite 2 USB-C, kuriais galite prijungti vaizdą, ir HDMI, per kurį galite standartiniu protokolu prijungti vaizdą. Ir tuo pačiu, per tuos pačius USB-C, jūs galite duoti elektrą energiją, maitinimą šiam monitoriui. Ir taip gaunasi, kad turite nešiojamą kompiuterį, įsitraukę nešiojamą kompiuterį, jums reikia antram ekrane kažką matyti, kad galėtumėt skaityti ir, pavyzdžiui, kopijuoti arba vykdyti komandas. Įsitraukėt monitorių, jis ateina su tokiu dėklu. Ir šio dėklas, žinokit, atvirai pasakysiu, aš iki šiol dar nesupratau, kaip šituo dėklu naudotis. Vis dar bandau. Tarkim. Išjungiau. Tikriausiai. Šio dėklu dar nelabai išmokau naudotis, nes ganėtinai komplikuotas, šiek tiek magnetinis, bet jūs ištraukite iš dėklo, įsilankstote jums patogią poziciją, ar taip, ar stačiai, kaip tik taip patogu. Ir prijungite vieną Type-C laidą, monitorius gauna elektrą, monitorius gauna vaizdą, jūs gaunate šalia monitorių, kuris sveria, pavadinčiau,
trečiadalį nešiojamo kompiuterio. Taip, kad jį įsimesti į kuprinę šalia savo laptopo arba MacBook'o, tai yra visiškai yra įmanoma ir tai, neužims nei per daug vietos, nei per daug svorio jūsų kuprinėje, jūs turėsite galimybę turėti monitorių. Kitas scenarius, kokiam, pavyzdžiui, aš jį naudoju kartais, net ne kartais, o dažnai aš jį naudoju, vežuosi, tarkim, prie routerių arba serverių įrangos ir per tam tikrus donglus aš jį prijungiu prie serverių, pasižiūrėti, kas vyksta, ypač jeigu serveriai, tarkim, mirksi lemputės arba routeris, kuris sukurtas su PC architektūra, kažkodėl neužsikrauna operacinė sistema. Jeigu nėra galimybės serial jungties prisijungti, gali prisijungti tokį monitorių ir pasižiūrėti, kas vyksta. Jis pakankamai patogu šitoj vietoj. Kitas scenarius, kaip minėjau, papildoma video išvestis. Labai unikalios savybės, tiek kalibracija, buvo lipdukai, vadinkim, kaip čia pavadinus, kalibracijos duomenys pateikti. Ir todėl Asus traktuoja, kad jis yra skirtas content kūrimui ir labai tam dalykui tinka ir patikėsi tarinę, aš pritariu. Nes, pažiūrėkit kaip pavyzdys paprasčiausias. Va čia dabar matote du monitorius, tai yra nešiojamasis kompiuteris ir šalimais yra prijungtas monitorius. Jie vaizduoja tą patį vaizdą, tą patį video failą ir taip atrodo, kai vyksta HDR atkūrimas, kuris iš dalies turėčiau pastebėti, kad HDR10 ir nešiojamas kompiuteris turi HDR 500 po dešinę, o monitorius turi HDR10. Ir jeigu pastebėsite įjungus HDR video failą iš YouTube'o, Asus šiek tiek tamsokai rodo tą vaizdą. Ir tikriausiai vien dėl to, kad yra 300 nitų, bei neklystų maksimalus šviesumas šio monitoriaus. Tai galbūt tas turėjo įtakos, bet kai matote kitą vaizdą, kur išjungtas HDR, kaip ir šviesumas daugmaž pasidaro panašus, todėl aš įtariu, kad tas HDR10 įdiegimas ir jo realizavimas yra galbūt ne visiškai išdirbtas, bet iš kitos pusės negali pykti, tai yra labai mažytis monitorius su labai mažai vietos įvairiai technikai sutalpinti. Bet jeigu jūs klausėte, o kodėl OLEDas, kam tokį monitorių šalia turėti? Galite pasižiūrėti, kaip atrodo šalia IPS nešiojimo kompiuterio. Ir jeigu žiūrėsite pakankamai įdėmiai, galite pastebėti, aš jums kaip čia angliškai, pahighlightinsiu, pastebėti skirtumus spalvų tarp OLEDo ir IPS ekrano. Ir spalvų skirtumai yra milžiniški. Taip, kad jeigu šį monitorių pastatysite šalia 4K OLED monitoriaus su 400 nitų šviesumu, jisai galbūt atrodys kaip ir truputėlį toks silpnokas. Bet jeigu jį pastatysite šalia IPS ekrano su 300 nitų stiprumu, tai gali pasirodyti kaip labai solidus konkurentas jūsų nešiojamo kompiuterio ekranui. Aš dar asmeniškai jį naudoju kaip pavyzdys, namie turim didelį monitorių. Ir būtent pas mane sisteminė plokštė yra Gigabyte Vision, kuri palaiko USB-C išvesti iš, ten ganėtinai komplikuotas scenarius. Ir aš jį prisijungiu šalia savo monitoriaus, jis neužima daug vietos, bet jame aš galiu sukelti kažkokią informaciją, kaip pavyzdys, arba, tarkim, video redaguojant reikia kažkokio tutorialo. Ir tu atsidaręs esi redagavimo programą, šalimais jame atsidarai kažkokį tutorialą ir visa tai veikia, tu gali turėti du monitorius, neužimdamas daug ekrano. Kitaip sakant, jeigu su ekranas toks, šitas monitorius šalia puikiai tiks. Iš tiesų, panaudojimo scenarijų šio monitoriaus nėra daug. Čia jau reiktų jums pasitelkti fantaziją, kam jį naudoti. Aš paminėjau, kam nusipirkau. Bet mano tikslas buvo supažindinti jūs, kad egzistuoja tokie dalykai ir jie labai įdomus. Kas liečia suderinamumą, visų pirma, Type-C kabelio reiktų geresnio, nes bet koks Type-C kabelis, vadinkim, kur būna kompaktė, tarkim, su SSD išoriniais diskais, įprastai neveikia, bet Asus jums prideda Type-C kabelį, krovimo adapterį, micro HDMI kabelį. Taip, kad, kitaip sakant, jūs visus aprūpins, tai būkit geri, nepameskit to Type-C kabelio, nes norint jį pakeisti reikės aukštesnės kokybės arba brangesnio kabelio, kuris ir DisplayPort Output režimą palaiko, pačiu pigiausia neapsieisite.
Tai kaip ir tikriausiai būtų tiek, nieko čia ypatingo, monitorius, tiesiog neįprastas monitorius, yra ir didesnių versijų, 15 colių, kuri, jau manyčiau, yra nebepatogi kompaktiškai nešioti, galbūt ją galima naudoti, na, tarkim, tokiam kaip mūsų ūkyje, atneša kompiuterį, kažkas neveikia, norite patikrinti arba įsijungti, bet reikia atsinešti monitorių nuo kito stalo, tokiu atveju jūs paprasčiausiai paimat, prisijungėt šitą monitorių ir valia, turite bendrą vaizdą, bent jau BIOS startavimo metu pažiūrėti, ar jisai bent jau sustartuoja. Tai čia tokia daugiau techninė charakteristika. Su monitoriumi iš esmės priklauso Adobe Creative Cloud 3 mėnesių prenumerata. Jos aktyvacija šiek tiek kebli, reikia įsirašyti Asus programinę įrangą, kuri aptinka jūsų monitorių ir kaip ir serijinį numerį, tada susikuria vartotoje Adobe Cloud ir tas dalykas aktyvuojasi 3 mėnesiams. Tai labai komplikuota, iš tiesų galėčiau pasakyti, bet pavadinsiu, kad to šiokį tokį bonusą pridėjo. Šių monitorių nėra daug rinkoje, tai kaina 395 €. Kaip nešiojimo monitoriui, kaip pagalvojat, už maždaug 600-700 € jau galima Ryzen nešiojamą kompiuterį įsigyti 14 colių. Tai kaip ir kaina didoka, iš kitos pusės čia yra OLED ekranas. Tai, ką mes bandom apgauti? OLED technologija šiaip iš esmės yra brangesnė negu IPS. Tai nerekomenduoju pirkti, nesiūlau ir vėlgi Asus man nemoka, bet turėkit omeny, kad toks produktas egzistuoja ir pas mane vis kars nuo karto tokių keistenybių papuola, juolab, kad aš pats keistenybės mėgstu. Kitaip sakant, aš NASA žaidimų nelaikyčiau ir iš NASA žaidimų nežaičiau per 10 gigabitų liniją, jeigu nebūčiau keistas. Tai va, šiam kartui tiek, buvo įdomu, tikiuosi labai smarkiai čia nešviečia ekranų. Ne, lempos netrukdo žiūrėti, buvo įdomu ir aš jį naudoju ir aš jį pakankamai dažnai vežiojuosi, tai būtų baterija, galbūt, sakyčiau, būtų linksmiau. Žinot, kaip aš įsivaizduočiau šitą variantą, įdėti, pavyzdžiui, 40 Wh ploną bateriją už ekrano, tada jūs pakraunate jį ir kai naudojatės nešiojimo kompiuteriu ir to vadinamu portable ekranu, jisai krautų jūsų nešiojamą kompiuterį. Būtų visai įdomi technologija, iš kitos pusės jo svoris smarkiai išaugtų ir klausimas, ar monitorius ir už jo pastatytas ekranas yra saugus dalykas, nes tiek vienas, tiek kitas dalykas, truputėlį vieni kitus šildytų. Bet čia tik mano pasimastymai. Šiam kartui tiek, video manau bus trumpas, nes matau, kad timeris dar nesibaigė ir iki kito karto, ate.